Vilniaus Žvėryno rajone nuo seno gyveno žmonės ir žvėrys. Miestui augant, žvėrys traukėsi. Visi. Išskyrus vieną. Tenka sutikti, ypač kada žvejoji. Žvejoji, viskas masalą užmeti, o paskui papuola bebras. Ir tas bebras iššoksta iš to vandens ir puola, sakysim, žvejo. Porą kartų man tai buvo. Žinot, nelabai buvo malonu. Jisai puola. Stambi, buka galva, akys ir ausys mažos, kandžiai ryškiai oranžiniai, masyvi, horizontaliai plokščia uodega, padengta raginėmis plokštelėmis. Šeriasi vieną kartą metuose. Bebrų tai neteko, tai čia poverytis vėl atsigavo, nes buvo pranykę, dabar vėl viena kita pasirodo. Paukščiukus patilesime. O šiaip tai daugiau ne, čia jokios stirnos kažkaip nepakliūva. Dauguma miestiečių nieko nenutuokia apie jų kaiminystėje įsitaisiusius stambiausius Lietuvos graužikus. Kitigi skundžiasi, jog rekreacinė Neries pakrantė yra visiškai uzurpuota, o paprastas miestietis dargi ir gali išsisukti koją bebrų olose. Daug metų visą laiką gyveno toj tyloj. Kaip jie čia įsimeglina į šičia, jūs dabar kiek eisit, pamatysit pilną urvų va šičia. Čia bebrinė, čia visiškai žvėryno bebrinė. Tada būdavo tik tas sala bebrų, o dabar jie čia įsijauti į urvą visiškai. Bebrų sala, arba kitaip bebrinė. O kurgi patys bebrai? Ten toliau būna graukštus medžiais, o ten toliau. Va čia reikia grįžt, va būtent tuo keliu į aną pusę. Dar, sakysim, 600 metrų paeiti ir ten galim bus pamatyti jų tokius. Apledančiai medžių graužikai kamerų vengia. Automatiškai kyla klausimas, gal turi kas slėpti? Daugelis miestelėnų klaidingai įsivaizduoja, kad medienos verslas bebrams padeda užsidirbti tik, kaip sakoma, ant maisto. Pasižvalgykime po gausiai apgyvendintą bebrų gatvę. Iš kur paprasti vandens gyvūnėliai gali maudytis tokioje prabangoje? Atsakymas paprastas. Sunkus kasdienis darbas. Štai kad ir čia. Privatus vienos šeimos medienos versliukas. Nuo ryto iki vakaro viena bebrų šeiminėlė graužia rąstus, tuomet juos plukdina Neries upe, o vėliau patys savo dantimis apdirba. Ir taip diena iš dienos. Darbiniai rūbai spėja pradžiūti tik sekmadieniais. Negi iš tiesų visų mylima rekreacinė Neries pakrantė tapo bebrų vykdomos komercinės veiklos įkaite? Paklauskime pačių bebrų. Kol miestelėnai visų mylimoje Neries pakrantėje kantriai degina riebalus sportuodami, niekad nepailsantys upės gyventojai juos kaupia. Regis, ir ko čia nesutarti? Ar tik nebus pavydas begraužęs, sunkiai galą su galu sudurenčių miestelėnų bambas?
Na, bet juk kaip sako liaudės išmintis, koks darbas, tokia ir alga.